Troliai mumiai, tėtis ir jūra. 3 skyrius. Vakaris. Muminukas ir mažoji Miu gulėjo kniupšti atokaito ir žiūrėjo į miško sąžalyną. Jis buvo žemaūgis ir labai raizgytas. Paniurusios eglaitės ir dar mažesni berželiai, kurie visą savo gyvenimą grūmėsi su audromis. Medeliai buvo labai susiglaudę, kad apsaugotų vieni kitus. Viršūnės nebeaugo, o šakos, kur tik siekė, buvo stipriai įsikibusios į žemę. Tik pamanyk, kaip jie pajėgė būti šitokie pikti, žavėjosi mažoji Miu. Muminukas žiūrėjo į tankumyną, besigrumenčių medžių, kurių kamienai buvo susiraitę ir susisukę kaip gyvatės. Matė ant žemės kilimą iš nukarusių eglių šakų ir parudavusių spyglių, o virš jo tamsias olas ir grotas. Štai, pasakė jis, eglė laiko apsikabinusi glėbyje berželį, lyg jį gelbėdama. Tau tik taip atrodo, niūriai atkirto Miu, o aš manau, kad eglė jį sučiupo. Kaip tik šitoksai miškas ir gaudo gyvūnus. Visai nesistebėčiau, jeigu kas nors ten viduje dabar tūno įkalintas. Štai taip. Jis suėmė letinomis muminukui kaklą ir suspaudė. Paleisk mane, sušuko muminukas ir išsivadavo iš jos letinų. Ar tai tiesa? Manai, kad ten tikrai kas nors yra? Tu viską ėmei į širdį, niekinamai pareiškė Miu. Žinoma, ne, sušuko muminukas. Tik aš tarytum matau, kaip nelaimingasis tūno ten tankumynė. Tai atrodo kaip tiesa. Aš niekuomet nesuprantu, ar rimtai kalbama, ar iš mane šaipomasi. O tu ar rimtai kalbi? Ar tikrai ten kas nors yra? Mažoji Miu nusikvatojo ir pašoko. Nebūk paikas, tarė jį. Na, kol kas. Aš lėkiu prie kyšulio pasižiūrėti to išaušėlio žvejo. Jis man rūpi. Kai Miu dingo iš akių, muminukas pasislinko artėliau prie miško ir įsistebeilijo į jį. O širdis daužytė daužėsi krūtinėje. Jūra ramiai ošė, o saulė šildė jam nugarą. Žinoma, ten nieko nėra, tūžo muminukas. Ji viską išsigalvojo. Juk žinau, kad ji prisigalvojo visokiausių dalykų, o aš patikiu. Kitąsyk aš pasakysiu, nebūk paika. Mesiu jai šios žodžius išdidžiai, lyg tarp kita ko. Šitas miškas nėra pavojingas, jis išsigandęs. Medžiai išsilenkia atgal, lyg bandytų išsirauti su šaknimis ir dumti, kur tik akis veda. Aiškiai matyti. Ir vis dar tebepykdamas muminukas įlindo į sąžalyną. Saulės šviesa išnyko, pasidarė šalta. Šakos draskė jam ausis, eglių spygliai badėsi, sutrūnėję stagarai lūžinėjo po letenomis, atsidavė rūsiu ir supuvusiais augalais. Ir buvo tylu, labai tylu, nebegirdėti nei jūros ošimo. Muminukui dingojosi, kad čia kažkas alsuoja. Čia šalimais, iš baimės jam apkarto gerklėje, jautė, kad šakos jį apsupo ir užtvėrė kelią. Jis troško kuo greičiau vėl atsidurti saulėkaitoje, kuo skubiau sprukti iš čia, bet pamanė, ne, jeigu aš dabar apsigręšiu, tai niekuomet nebeišdrįsiu čia ir letenos įkelti. Visą savo gyvenimą vaikščiosiu pamiškį ir galvosiu, žiūrėdamas į tankumyną. Aš pabijojau. Mažoji Miu mane tik gąsdino. Galėsiu nueiti pas ją ir pasakyti, beje, nieko tam tankumynė nėra. Aš apžiūrėjau, tu apgavikė. Muminukas prunkštelėjo ir apčiuopomis nušliaužė gilyn tarp medžių. Kartais kažkas subraškėdavo ir koks nors strampas nuvirsdavo ant švelnių rudų kaip aksomas puvėsių. Lingavo lygiai čilka žemė padengta galybės sausų spyglių. Kol muminukas lindo vis gilyn ir gilyn į mišką, dingo tas nesmagus jausmas. jog jis yra uždarytas. Jis pasijuto saugus ir pasislėpė šitoj tamsioj vėsumoj.
Jam regėjosi, jog yra žvėrelis, kuris vogčiomis įsmuko čia pailsėti. Ir staiga muminukas vėl išgirdo jūros ošimą. Šilta saulės šviesa apžilpino jam akis, muminukas atsidūrė aikštelėje, pačiame miško viduryje. Toje aikštelė buvo labai mažytė, maždaug kaip 2 šalimai sustatytos lovos. Joje buvo šilta, virš gėlių žiedų dūzgė bitės, ją kaip sargybinis supo tankus miškas. Virš aikštelės šlamėjo beržų lapyje, perregima žalias stogas, pro kurį žvelgė dangus. Ji buvo tobula, bent jau muminuko akimis. Niekas neapsilankė joje anksčiau už jį. Ši aikštelė buvo jo. Muminukas atsargiai atsisėdo ant žolės ir užsimerkė. Tokia saugi slėptuvė visuomet buvo didžiausias jo troškimas. Jis visuomet ieškodavo tokių ir rasdavo daugybę. Bet niekuomet jam nepasitaikė aptikti tokios nuostabios kaip dabar. Aikštelė buvo ir slapta, ir atvira. Tik paukščiai galėjo jį matyti, žemė buvo šilta, o pavojingas miškas saugojo iš visų pusių. Muminukas atsiduso. Ir čia kažkas įkando muminukui į uodegą. Nudegino kaip ugnis, jis stryktelėjo aukštyn ir iškart suprato kas. Skruzdėlės. Kerštingos mažos skruzdėlės, juk knibždėjo žolėje. Jos sugužėjo artyn iš visų pusių, dar viena įkando jam į leteną. Muminukas pamažėlės atsitraukė atgal, jo akise spindėjo nusivylimas, jis siaubingai įsižeidė. Aišku, skruzdėlės čia apsigyveno anksčiau už jį, bet jeigu gyveni žemėje, tai juk nematai nieko, kas yra paviršiuje. Skruzdė ne per nago juodimą nenutuokė apie paukščius ir debesis, ar apie visą kitą, kas yra svarbu ir gražu, sakysime, muminukui. Yra įvairiausių teisybių. Pagal vieną teisybę, gal kiek sudėtingesnė, bet visiškai teisingai, ši aikštelė priklauso jam, ne skruzdėlėms. Reikia tik, kad ir jos tai suprastų. Juk skruzdėlės taip pat maloniai gali gyventi ir kur nors kitur, kiek nuošaliau už kelių metrų. Ar negalima kaip nors jums šito išaiškinti? Blogiausiu atveju gal nubrėžti ribą ir padalinti žemę? Štai jūs vėl čia. Aptiko muminuką ir šoko į mūšį. Muminukas pabėgo. Jis gėdingai pabėgo iš rojaus, bet tvirtai pasiryžo vėl sugrįžti. Šita vieta laukia jo visą gyvenimą, gal daug šimtų metų. Ji priklauso jam, nes patiko kur kas labiau nei kam nors kitam. Net ir milijonas skruzdėlių ją myli. Net jei ir milijonas skruzdėlių ją myli, vis tiek jos negali jausti taip karštai kaip jis. Taip galvojo muminukas. Tėti, ar tu girdi? Paklausė muminukas. Tačiau tėtis visai nieko negirdėjo. Nes kaip tik tvirtai suėmė riedulį, kuris su trenksmu ir dundesiu nugarmėjo nuo kalno, įskėlė 2 ryškias kibirkštis ir paliko silpną kerinti parako kvapą. Dabar jis guli apačioje, kaip tik ten, kur ir turėjo. Nuostabu va šitai pridenti didžiulius akmenis. Įtempus jėgas nuo pat ausų iki uodegos šepetuko, jausti, kaip jie išsijudina ir palengva dar trupučiuką, ir trankiai nudarda į jūrą, pasineria į ją, griausmingai pliumtelėja, o tu stovi ir žiūri, visas virpėdamas iš įtampos ir pasididžiavimo. Tėti, pašaukė muminukas. Tėtis atsisuko ir pamojo sūnui. Jis jau guli ten, jau guli, sušuko. Supranti, čia bus prieplauka, bangolaužis. Tėtis įsibrido į jūrą ir pūkšdamas ėmė risti dar didesnį akmenį palei dugną, nosį įkišęs giliai vandenin. Po vandeniu buvo gerokai lengviau ridenti ir kilnoti akmenis. Tėtis tik stebėjusi, kad šitaip yra. Bet svarbiausias dalykas buvo tas, kad jautėsi siaubingai stiprus. Noriu tavęs kai ko paklausti, suriko muminukas. Apie skruzdėlės, labai rimto daikto. Tėtis iškišo šlapę nosį ir sukluso. Apie skruzdėlės, pakartojo muminukas. Gal žinai, ar galima su jomis pasikalbėti? Kaip manai, ar jos suprastų, jei parašytum nedidelį skelbimą,
Ar jos perskaitytų? Skruzdėlės? Nustebo tėtis. Ne, jos greičiausiai visai nieko nesupranta. O dabar reikia surasti tribriaunį akmenį, kuris tilptų tarp šitų milžinų. Bangolaužiui privalu būti tvirtam. Jį turėtų statyti tik tas, kas puikiai pažįsta jūrą. Tėtis nubrido tolyn, vėl įmerkęs nosį į vandenį. Muminukas palypėjo krantu aukštyn ir sustojo pasižiūrėti į mamą, kuri kuitėsi būsimajam sode. Jis klaistė dumblius, letenus ir prijuostė buvo rudutėlė, jį visą spinduliavo laimę ir susikaupimu. Muminukas priėjo artin ir pasakė: Mama, jeigu randi ir pasisavini jaukią ir gražią vietą, o paskui aptinki, kad ten gyvena daugybė padarų, kurie nenori išsikelti, ar tie padarai turi teisę ten pasilikti, jeigu jie net nesuvokia, kokio gražumo toji vieta? Tikriausiai turi, tarė mama ir atsisėdo ant dumblių. Tačiau, jeigu jiems būtų taip pat gera ir mešlynė, sušuko jos sūnus. Tuomet, matyt, reikia su jais susitarti, pasiūlė mama, ir gal net padėti jiems kraustantis. Labai sunku išsikraustyti kitur, jeigu ilgą laiką gyvenai vienoje vietoje. Ak, pasakė muminukas, o kurmiu? Ji švyturyje stato liftą, paaiškino mama. Mažoji Miu rimtų veidų ir rizikuodama nusisukti sprandą kabėjo atidarytam šiauriniam švyturio lange. Ji kalė skridinį prie lango rėmo. Ant grindų pupsojo krūva nenusakomų pilkos spalvos daiktų, o anga lubose žiojėjo atvira. Kaip manai, ką tau pasakys tėtis? Paklausė muminukas. Niekam nevalia ten landžioti, tai jo asmeninis kambarys. Virš jo asmeninio kambario yra palėpė, abejingai atkirto Miu. Labai jauki maža palėpė, kur galima šį bei tą rasti. Paduok man štai tą vinį. Pavargau kas kart kabarotis laiptis aukštyn ir valgyti, taigi įsirengsiu liftą. Galėsite užsikelti mane pintinėje arba nuleisti žemyn valgiu. Tai būtų dar geriau. Kaip jie elgėsi, galvoja muminukas. Daro viską, kas tik jai šauna į galvą. Ir niekas jai neprieštarauja. Ji daro ir viskas. Beje, tarė jis, dėl to miško nieko ten nėra. Nieko ten viduje nėra, ničnieko. Gal tik truputį skruzdėlių. Šit kaip, pasakė Miu. Na taip ir maniau. Kalba apie mišką jai buvo baigta. Jis sukalė didelę vinį iki pat galvutės, švilpaudama pro dantis. Pažadėk, kad sutvarkysi visą šitą šiukšlyną, kol grįžtėti, sušuko muminukas kaukšint plaktukui, bet suprato, kad jo žodžiai nepadarė jokio įspūdžio. Nuliūdęs ėmė raustis tarp senų popierių, skardinių, skylėtų tinklų, vilnonių puskojinių ir ruonio odos skiaučių. Ir rado sieninį kalendorių. Didelį sieninį kalendorių su neapsakomai gražiu paveikslu. Jame buvo pavaizduotas jūros arkliukas ant mėnesienos nudviekstos bangos. Mėnulio šviesa krito į naktinę jūrą, o jūros arkliukas buvo su ilgais geltonais karčiais ir labai blankiomis, neižvelgiamomis akimis. Ir kaip galima šitaip gražiai nupiešti? Muminukas pasistatė paveikslą ant komodos ir ilgai jo grožėjosi. Jis 5 metų senumo, pareiškė Miu, nušokdama ant grindų. Dienos dabar kitos, bet to jo lapeliai seniai nuplėšti. Palaikyk virvę, aš nusileisiu žemyn pažiūrėti, ar liftas veikia. Luktelėk, paprašė muminukas, norėjau tavęs kai ko paklausti. Gal žinai, ką reikia daryti, kad skruzdėlės išsidangintų kitur? Aišku, išnaikinti, tarė mažoji Miu. Mažoji. Ne, sušuko muminukas, aš pasakiau, išsidangintų. Miu pažiūrėjo jį. Po valandėlės tarė. Aha. Miško viduryje radai vietą, kuri tau patinka, pilnas skruzdėlių. O ką tu man duosi, jeigu aš jas išrūkysiu? Muminukas pajuto, kaip jam išraudo nosis. Sutvarkysiu tau šį reikalą, ramiai pažadėjo Miu. Po kelių dienų galėsi nueiti ir pasižiūrėti. O tu aptarnausi liftą vietoj manęs. Aš jau lipu. Muminukas liko stovėti, jam buvo labai negera. Paslaptis kaip nebūta.
Slėptuvė tapo paprasta vieta. Jis skubiai žvilgtelėjo į sieninį kalendorių ir sutiko jūros arkliuko žvilgsnį. Mudu vienodi, toptelėjo muminukui į galvą. Suprantam vienas kitą ir mums rūpi tik tai, kas gražu. Aš gausiu savo aikštelę, o visa kita nieko nereiškia. Bet dabar visiškai nebenoriu galvoti apie aikštelę. Tuo tarpu Miu apačioje timtelėjo virvę. Užtrauk mane, sušuko ji, ir nepaleisk. Pagalvok apie savo skruzdėles. Liftas veikė puikiai. Pateisybė? Nieko kita ir nesitikėjo. Na gerai. Dabar iki pasimatymo. Dabar tau reikia miegoti. Labą naktį.